Bet jeigu žmogus, vat, tarkim, klauso šito pokalbio ir jis yra, nežinau, tiesiog dirba savo darbus ir pradeda su tuo dirbtiniu intelektu užsiimti. Kaip tu manai, kur vat kasdienybėje jis galėtų pritaikyti? Kur galbūt tu pritaikai savo kasdienoj, bet ne būtent darbe? Kiekvieną dieną, kiekviename žingsnėje mes jau pritaikome ir naudojame dirbtinį intelektą dažnu atveju, mes dažnai jo net nepastebime, nes įjungiame telefoną ir mes, pavyzdžiui, scrolliname ir mums jau algoritmai apdoroja informaciją ir jau pateikia turinį. Tai yra tam tikrų dalykų, kur tiesiog mes ir taip jį naudojame, bet jeigu galvotumėme apie kasdienius darbus, kur galima panaudoti, tai iš tiesų pradžioje pačioje siūlyčiau tiesiog apgalvoti savo kasdienę dieną ir pagalvoti, kur mes galime pagreitinti tam tikrus darbus. Lygiai taip pat, nežinau, netgi, sakau, kasdienybėje, kur aš naudoju, tai beveik visur kiekviename žingsnėje. Tiesiog pas mane jau tas telefonas yra kaip mano ta galūnė pratęsimas. Ir visą laiką mikrofonas ir ChatGPT patarimams greitai struktūrizuoti mano mintis, visą tai perkelti į Notionus, perkelti į tam tikrus aplankalus, kur man visą tai sustruktūrizuotų ir sudėtų ir visą tai atrasčiau žymiai paprasčiau. Tai tiesiog gyventi taip, kad būtų mums ateityje žymiai lengviau atrasti tą informaciją, nepamirštumėm gerų idėjų, tai ko galbūt negali duoti ChatGPT ir visą tai sujungiant galima pagreitinti tos darbus. Tai kasdienybėje, sakau, kiekvienas turi savitą kasdienybę, ne? Aš, pavyzdžiui, sudėlioju savo ten mitybos planą, aš sudėlioju ten, kaip sumažinti kortizolį, po pardavimų visų. Ir tam tikrai procesai yra visiškai individualūs, tai pradėti tiesiog nuo paprasto ChatGPT, nuo pasibandymo. Dar labai mėgstu pasakyti, kad žmonės patys parašytų ir pasakytų, ką jie atlieka, kur galima tai pritaikyti. Ir tada bus žymiai geresnis rezultatas. Dar labai toks geras dalykas, tai naudoti jį, stebint save kaip asmenybę, kur yra tos tokios kritinės zonos, aklosios zonos, tų, kurių mes nematome, nes mes bendraujame su juo kiekvieną dieną, mes jį mokiname, jisai mūsų supranta, renka informaciją apie mus ir vėliau mes galime pasakyti, dabar tu, kadangi žinai viską apie vartotoją, parašyk aklasias zonas, kur jisai savęs nemato, kur jisai gali judėti, kur jam reikėtų tobulėti. Ir aišku, nepamiršti, kad parašytų ir kažko gražaus, ne tik pakritikuotų. Tai čia labai toks įdomus dalykas, kurį dažnai pasidarau, kad jeigu kuriu ir programas arba mokymų programas ar informaciją, tai vėliau dar ir apklausas visas sudedu, kad jisai apdarotų, kad suprastų, ką žmonės galvoja apie produktą, apie mokymus, individualius, gyvus ir panašiai. Ir vėliau dar paprašau, kad tai tiesiog jisai pažiūrėtų dar iš tos kitos perspektyvos, kur reikia tobulėti, kur gerinti tam tikrus darbus ir kaip asmenybei tobulėti, kur reikėtų pasitempti. Tai labai rekomenduoju išbandyti tą klausimą, kad jisai aklasias mūsų zonas patikrintų, kur mes vis dėlto savęs nematom dažnai. Šitas sukas kažkur girdėjęs, bet reikės pasidaryti. Iš tikrųjų įdomi tema, nes pats nemažai naudoju, daug informacijos ten yra sudėta. Aš net savo asistentą, kur pasidariau, tai tiesiog daviau jam viską nuo mano ten kokio, nežinau, 15 iki ką aš esu veikęs, kokiuose aš darbuose dirbęs, ką aš daręs, ką aš mokęsis, vos net ten kokias knygas skaitęs, ką aš žinau, iš mano pačio akies, kas atrodo mano stiprybės, kas man atrodo mano silpnybės ir tokį pasidariau asistentą, tai iš tikrųjų pasikeitė labai daug dalykų atsakymą tam project lange, jisai šiek tiek kitaip prisižiūri ir su juo dabar gali tartis apie įvairiausius dalykus, o dabar perkau automobilį ir dėliojos kokį naują įsigyti ir aš jo klausiau. Žiūrėk, finansiškai raštingai vienas atsakymas, o kitas atsižvelgiant tai, kad man dar 29 metai. Jisai man duoda skirtingus automobilius, tie automobiliai skiriasi, sudėlioja, o kodėl manau, kad toks galėtų būti variantas, kodėl kad toks variantas, tada paprašai, kad duotų perspektyvą ir tu jauti, kad jisai lyg tavo asmeninis asistentas. Jis duoda tau konkretų kažkokį atsakymą, labai atsižvelgdamas į tavo konkrečią užduotį ir tavo asmenybę pačią. Man dar labai įdomus toks dalykas, labai gerai, kad paminėjai, kad galima sudėti savo istoriją, tam, kad jisai labiau būtų galima dėti į memories, galima į projektus įdėti kaip nori, bet labai gera tokia idėja, kurią aš išgirdau, tai pasižiūrėti ir porų santykiuose ChatGPT, nes galima įdėti
visus pokalbių langus su savo pora ir paklausti, kuris yra abuseris. Tai vat kartais galima panaudoti tam tikrus dalykus, nes mes iš tiesų einame pas psichologus ir matome dažnai savo tiesą. Vat, pavyzdžiui, bendravome su savo pora ir matome tik savo tiesą. Ten nenorime pasižiūrėti ir įsijausti į kitą žmogų. Tai kartais galima tam tikrus dalykus įdėti, nepamiršti tiesiog užtušuoti svarbią informaciją. Žinot, jeigu ten pasus siuntėt arba ten kažkokią kitą jautrią informaciją, tai ištušuoti ir pasižiūrėti, kokie pas jūs santykiai ir pamatyti tai iš šono. Nes būna tikrai tokių žmonių, kurie labai per rožinius sakinius žiūri į santykius arba, pavyzdžiui, nori pamatyti, ar tikrai čia aš blogai kažką galvoju ir pas mane abejonės tikrai pasitvirtina. Tai su ChatGPT pagalba galima sudėti. O čia parodo, kiek iš tikrųjų ant kiek persipino dabar viskas, ant kiek iš tikrųjų eina ne tik į darbą, eina į mūsų asmeninius gyvenimus, į laiko planavimus, į idėjų generavimus, į patarimus arba pritarimus, gera idėja, bloga idėja ir panašiai. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.